Jaučiuosi kaip kalbintų žurnalistas. Nu, bet galim taip ir pavaidinti ekspromtu. Aš galvoju, kad labai svarbu, kad šitas kūrinys gimė iš, kaip tu sakai, gerų dėdžių ir tetų. Tikrai ačiū Jums labai jiems. Ir šiame kūrinyje, tai ką Jūs matote, atrodytų papuošia pastatą gražus piešinys ir turintis socialinę žinią, bet antras momentas labai svarbus, tai žmonių bendravimas, komunikacija, buvimas kartu, diskusijos.